Internetas tau. Beje, meluoji, žinai ką? Pameni, kaimynas norėjo mūsų gatvelę medžiais apsodinti, tik nežinojo, ar galima. Tik nesakyk, kad pats nusprendė, jo galima ir pradėjo sodinti. Na ne, bet jis man pasakojo, kad užklausą savivaldybei pateikė internetu. Įsivaizduoji? Tai atsakymą gavo net kojas iš namų neiškėlęs. Vyrai, tinginiai jūs. Palauk. Gal ir mes mūsų šeimos verslo reikalus galim išspręsti neišėję iš namų? Reikia pažiūrėti. Oi, tinginiai mat. Nemokamas internetas artimiausioje bibliotekoje. Projektas Bibliotekos pažangai ir Lietuvos televizija kviečia. Ateik, išmok, naudokis. Tai visą informaciją galime rasti internete? Taip. Pavyzdžiui, jeigu norite steigti verslą, tai reikia kreiptis štai čia. Kaip patogu ir jokių eilių savivaldybėje.